pačiupinėkit, va šitą, pačiupinėkit siūlus. Va. Reiškia, siūlai yra dabar jau pirktiniai, jau nebeturim iš namų darbo siūlų, tai mes jau perkam juos. Ir dabar pasiimu aš staklelės, įsitraukiu kokio noriu ilgio, jos traukiasi, o čia va yra dvigubas, va matot, ištraukta jau ten. Ir yra įbadyta taškučiai, kad galėčiau aš juos va su šita pamažinti ir padidinti. Va, ir padidinti. Apmetu, va šitaip metu siūlus. Atsistoju ir taip va duodu. Dabar norint apmesti, reikia turėti pieštukas, du pieštukai, va vienas ir kitas, apvalūs pieštukai. Ir reikia turėti, čia, kaip čia vadina šitas daiktas? Nu, kas žinot? Mentelė, balana. Balana, va. Reikia turėti balanų. Ir siūlams ataudams, ataudai turi būti dugno siūlai, o dugno siūlai kokie čia yra? Kokia spalva? Tai balta. Balta, yra linas, va čia jau yra linas. Dugno siūlai yra lininiai. Taip, reiškia, daugiausiai dzūkai visada tik tai liną naudojo. Tai lininiai siūlai ir čia yra, kur suveria į tuos siūlus suveja, tai vadinasi kas? Šaudyklė, aš ją šaudysiu, va. Iš vieno šono šaudau, iš kito šaudau, iš vieno šono šaudau, iš kito šaudau. O šitą balaną prispaudžiu. Ir taip jį pamažu, žiūrėkit, kiek aš jau nuaudžiau. Nuo pirmadienio. Va. Aha, tu skaityk, ką čia šausiu. Lietuva. Lietuvausiu, taip, Lietuva. O čia perskaityk. Dzūkija, ežerukai. O va šitoj. Kraštas. Mokykla. 600. Taip, mokyklai 600. Taip, mūsų mokyklai lietuviškai yra 600 metų. O mūsų Lietuvos vardui kiek metų? 1000. Tai va, aš išausiu ir paliksiu jau tokį kaip suvenyrų. Jau žinosiu, kad va kam reikia, parodysiu, kad aš tokią juostą išaudžiu. Kaip per pirštų, taip, kaip per mano pirštų. Reiškia 1,5 centimetro. Va. Tai va yra pirmoji juostelė. Labai jau jį daug metelių turi, va čia ir klaidų dar yra, va, sudėta su klaidelėm, bet va, o koks ornamentas? Kas čia tokia? Saulė lygtis. Va čia. Tulpė, aišku, tikra tulpė, va. Čia yra tulpė, taip. Veikiu, atsisėdu, va. Ir šita balana. Va čia dar nepasakiau. Reikia būtinai pririšti, kiekvienų siūlalį reikia pririšti, kad jis niekur nepabėgtų. Reiškia, išrenku iš apačios siūlukus, nes va pieštukas yra, žiūrėkit, vieni apačios siūlai, o kiti viršui, matot. Tai aš išrenku balanėlį iš apačios siūlalius visus iš eilės. Jeigu tik mergaitės padarom klaidelį, jau viskas nebeausi. Jau juosta neina į priekį. Reiškia, išrenku, surišu ant šito pieštuko ir va turiu žiotį, žiūrėkit, va, patraukiu ir va, matai, perkišk balanų per šitą žiotis. O, kišk, ne kairį ranku, dešinį reikia kišti. O dešinį, taip, perkišk. Palauk, aš patrauksiu. Taip. Ar eina į čia? Neina, va, matai, neina. Tik kažkas dar yra, dar pažiūrėk. Pataisyti. Aš vėl, nu. Ir dabar važiuokit mane. Eina? Taip, va keliaunu, o siūlai susipina, žinot, va siūlai susipina, tai aš paimu, šitai patraukiu, va, susipina siūlai ir va jau man balanėlė eina. Bet kadangi aš dar negaliu jos čia padaryti, nes man reikia išrinkti šitie. Tai žiūrėkit dabar, kaip aš juos išrinksiu. Žiūrėsiu, kas čia eina. Ar čia šitas man dabar reikia, ar ne? Ne. O, ir apačion šitų. Taip, vėl pasimk šitos, taip, vėl apačion. Labai gerai, toliau vėl. Gelton, baltos, vėl apačion. Taip, va, pažiūrėkit, ką paimk šaudyklai ir šauk per šitų. Va, šitie patversk, va, ir šauk. Va, čia šauk. Taip, šituo ranku padėk šitų, šituo ranku ištrauk. Trauk. Vanėlį ištraukė ir metė, čia va kraštelis, va po geltono kraštas. O šituos visus mėtai paimk tą pačiom, taip, pirštukų paimk, va šitai va paimk rankutį. Ne, iš viršaus. O taip, gerai. Ir dabar imk baltus ant balanos, o mėlynų mesk. Nuo piršto mesk. Taip. Bet čia galima, jei palindys įsiaus, galima savo. Va. Dabar čia rink.
Taip, ir žiūrėk, kad jis taip perkišai, gerai, neprispauk, gerai, dabar ištrauk balanų. Ir dabar šitų rankutį va pakelk šitas va ir kišk balanėlį. Gerai, gerai. Ne. Dar kažką. Pirštas, ką daryti? Pirštas, perkiš balanų. Žalių reikia dabar. Dabar paimk abiem rankom spaus. Tiesiai, va šitie. Ne, dabar uždėta, dabar žalių. Va, viskas. Keliai virš. Dabar perkiš. Padaryk tai. Kelti į matis, Taip, atėjai. Dabar žiūrim. Prispaudėm. Perkišom kitom pusėn siūlas. Perkišom, taip? Perkišom. Dabar Nuoširdžiai padėkoti už labai įdomias, puikias ir mums visiems naudingas pamokėlės. Tai Linutei ir mokytojai. Ačiū. Prašau. Labai dėkingi. Visi garsiai. Valgėt kada nors? Valgėt? Buvo skanu? Tai va šiandien pabandysim ir patys biškį pasidaryti. Taigi iš ko jos yra daromos, žinot? Iš bulvių. Pirmiausia, tas bulves reikia apkapą daryti. Nuskusti, tai va duosiu peiliukų ir pirmyn. Ateikit čia. Imkit, nulupkit. Va. O, gerai. Vieną momentą. Bulba. Lupinė. Kiek čia mininkė? Kad čia lupinė. Į tą metalinį. Čia inčtukų su? Aha, taip, tarkuoji, o po to tu pabandysit visi tarkuoti. Pažiūrėk, paskui namuose mamytėm ir iškepsit bandų. Močiutė teko, tai jau tu pavaduosi močiutė. Mano mama teko. Mano Bus mėsos. Viskas. O, baigtas darbas. Imami lakštai. Aš žinot, kas yra lakštai. Tai yra sudžiovyti kopūsto lapai. Ir jie net biškį ir kvepia. Va. Aišku, jau taip nekvepia, kai vasara, kad buvo, bet tas kvapas jų išlieka. Ir jis išryškėja, kada kepa pati banda. Tas aromatas išeina. Vasarą galima kepti ir ant žalių lapų kepu. Lengviau nusilupa, patogiau būna. Nu, o žiemai tai kepam ant sudžiovytų lapų. Išklojam skardą ir supilam tešlą ant skardos. Va šitaip va. O. Gražiai supilam tą tešlą. Nu, ir reikia, žinoma, prieš tai yra iškūrenamas pečius. Kūrenti pečių reikia tol, kol padas pečiaus leidžia smulkias žiežirbas. Su žarstekliu patrinė, tada smulkios žiežirbos į viršų kyla, vadinasi, krosnis labai gerai šila. Taigi dabar mūsų krosnis yra iškūrenta jau ir mes dėsim dabar bandą kepti. Dedam skardą į pečių, šaunam giliai, o, ir uždarom. Pažiūrėsim dabar, ar iškepė banda. Nu, atrodo jau yra. Gerai. Ir verčiam bandą ant kažkokio tai, nu štai dedam paklodės. O, iškrenta. Va. Ir dabar reikalavimas toksai būna. Mano močiutė visada sakydavo, kad vaikeli visada skubiai greičiau nulup lapus, nes jie pridžiūsta ir tada sunkiai nusilupa. Nu, tai dabar bandom lupti. Gražiai, nu. O galais pirštukų ir kur nors į šoną. O, karšta. Ale to bus skanu. kad jau prilipo. Ir dabar yra koksai principas, močiutė man irgi visada sakydavo, kad reiškia, kiekvieną gabalėlį reikia suvilgyti taukuose šitam padaže. Nu, o padažas yra daromas toksai panašiai kaip cepelinų, tik tai, kad yra nededami svogūnai.